Labą dieną, mano vardas Nerijus ir aš čia noriu papasakoti apie Pirmos rankos kompaniją. Šiuo metu mes randamės Anglijoje, Fundraising Support kompanija. Fundraising Support kompanija ir Pirmos rankos, galima sakyti, yra ta pati kompanija, nes aš esu savininkas abiejų kompanijų. Kuo mes susimame? Mes susimame Anglijoje dėvėtų rūbų surinkimu, surūšiavimu ir eksportu į visą Europą. Eksportuojame apie 600-700 tonų per mėnesį. Taip pat ieškome naujų partnerių, nes pastoviai plečiamės. Ir atidarėme kompaniją Pirmos rankos tam, kad galėtumėme pasiekti mažus klientus tiesiai pristatyti be jokių tarpininkų prekes. Tad leidžiamės į apačią, parodysim, ką mes turim, ką mes čia veikiam. Čia yra mūsų vienas iš sandėlių ir aš jums parodysiu apibūdinsiu prekę, ką mes čia veikiam. Čia va matom kelis skeidžius, kuriuose yra door-to-door, tai yra tikras door-to-door, atvažiavęs nuo gatvių, surinktas. Taip pat čia va, galim parodyti maišelį, kuriuos mes išmėtame. Čia yra apie kokius 5 milijonus maišelių, kurie bus išmėtyti artimiausius 2 mėnesius. Čia yra prekė paruošta pardavimui. Parodysim, kaip jinai yra ruošiama. O čia prekė yra, kurią atiduodama iš dyką. Tai yra kas nereikalinga. Ir einam į kitą sandėlį ir parodysime, ką mes darome ir kaip mes darome. Taip, atėjom į rūšiavimą. Rūšiavime mes rūšiavome per dieną apie 6 tonas door-to-dooro, iš kurio gaunasi tik apie 4 tonas door-to-dooro. Mes atskiriame reikalingus gerus drabužius nuo prastų drabužių. Prasti drabužiai yra atiduodami už dyką į afrikiečių rūšiavimus. Verslas yra daugmaž taikomas į mažas parduotuvėles. Mes ruošiam mažom parduotuvėm drabužius, kurie galėtų nerizikuodami kurti savo verslą. Mes nusipirkti žmogus tikro door-to-dooro, kuriame yra nuo 30 iki 50% netinkamų prekių. Ir žmogus nusipirktų toną ir tas būtų ta tona ir būtų tas 50% netinkamos prekės, jam būtų labai skaudu ir tai pakenktų verslui. Dėl to mes ją ruošiam, darom prekę prieinamą mažiems pirkėjams, dėl to mes prekiavame Pirmos rankos mažais kiekiais, tai yra mažom parduotuvėm, taip pat galim prekiauti didesniem parduotuvėm, galim pristatyti tiesiai iš Anglijos kitokią kainą ir norėtumėm parodyti, ką mes čia darom. Taip, turim door-to-doorą, čia toksai daugmaž vidutinis. Patikrinam prekę, patikrinam džinsus, šortus. Taip pat patikrinam ir batus ar geri. Tas maišelis pasitaikė toksai tinkamas prekybai. Šitas kaip ir neblogas. O tokie va visokie megztiniai, atsiburbuliavę, viskas eina lauk. Tada pakuojam į tos maišus, į tos pačius door-to-door maišus, dėl to žmonės galvoja, kad tai yra door-to-dooras, bet tai realiai yra šiota prekė, kuri yra paruošta prekybai. Taip pat mes turime bric-and-bracą, tai parodysim. Tai yra visokie namų apyvokos daiktai, kurie bus parduodami atskirai, nes jų negalima vežti kartu su door-to-dooru per sieną. Tad mes juos pristatome atskirai. Tad ką aš galiu jums pasakyti? Perki ir uždirbk.